trenerė, atvykom į Cardiffą, laukia atsakomosios rungtynės konferencijų lygos atrankoje. Ką po pirmų rungtynių sužinojom apie varžovą, ko reikia laukti? Tai tikriausiai visi pajautė, kad daug labai fizinio futbolo, labai daug dvikovų. Ir mes to tikėjomės. Aš įsivaizduoju, kad rytojus laukia dar sunkesnės rungtynės, kalbant apie tą dalyką. Tai tikriausiai komanda neturi ką prarasti, tai nuo pirmų sekundžių laukiam spaudimo. Daug aukštų kamuolių į mūsų baudos aikštelę ir daug dvikovų, tai tam turime būti pasiruošę. Pirmose rungtynėse Jonavoje ta pradžia irgi buvo tokia, sakykime, gal ne visai pasisekusi, tai vis tiek darėt analizės. Ką įžvelgėt, kas ten toje pradžioje buvo ir kodėl paskui komanda jau pradėjo žaisti savo futbolą? Pradžioje aš manau, kad, kaip minėjau, po rungtynių irgi buvo tokie psichologiniai barjerai, kai kam pirmos rungtynės, kai kuriem tos europinės rungtynės truputį jaudulio daugiau ir tai čia labiau gal psichologiniai dalykai. Tai aš manau, kad dabar tam būsime pasiruošę, žinom, ko laukti ir reikia tikėtis, kad nuo pirmų minučių pradėsime žaisti, kaip esame įpratę. Čia irgi turbūt tokia trenerio dalis, nuteikti komandą, kad ji žaistų nepaisant to pirmo rezultato pirmose rungtynėse ir kad neatvažiuotų jo saugo to rezultato. Tai kaip šitoj vietoj prieiti prie komandos? Tai mes jau kalbėjom iš karto po rungtynių, kad čia buvo tik pirmas kėlinys, matėme futbole didesnių rezultatų, kurie buvo panaikinti. Tai apie tai kalbėjome iš karto, kalbėjome treniruočių procese Kaune. Be abejo, tai pakartosime ir šiandien, ir rytoj. Tai aš manau, kad visi žaidėjai tai supranta, nėra jauna komanda. Visi norim dalyvauti antrame etape, tai aš manau, kad žaidėjai bus pasiruošę. Ir pabaigai, kaip kelionė, kaip sąlygos, kaip aikštė? Kelionė nebuvo lengva iš tikrųjų, nuo ryto iš Kauno, tada net turėjom daug laiko pasiruošti. Tai pietus iš karto treniruoti, tai kelionė galėjo būti lengvesnė truputį, daugiau laiko galbūt tarp pietų, tarp treniruotės, bet turim kaip turim prisitaikyti prie to. O sąlygos tai labai geros, vėja iš tikrųjų įspūdinga, stadionas geras, viskas, ko reikia žaisti futbolą.